Savigarba pirmiausia vieta, sakyčiau, net tos toks ir prasmės ieškojimą. Supras, kas aš esu, kad tikrai aš atsakau savo gyvenimą. Nėra paprasta, iš tikrųjų. Šiandieniniam žmogui išgyventi save kaip vertybę, tai nėra lengva. Nes tiesiog žmogus lapės vartotojų, mes viską vartojame, ne? Net vienas kitas savotiškai, čia jeigu Heideggerį žiūrėsim, tai filosofą, tai panašiai atsiliepia, tai kad žmogus nustotų vartoti, jis pradėtų būti, tai čia, aš sakyčiau, pagrindinis toks akcentas turėtų būti. Nes, sakysim, žmona savotiškai vyrą ar vyras žmona savotiškai vartoja, kaip sakysim, nu, tai čia gali pasileisti tas kalbėjimas įvairiausias. Bet kad nustoti tikrai, bet pirmiausia, aš stoviu ne egoistiškai, bet aš esu vertingas ir aš todėl negaliu blogai elgtis, aš negaliu savęs išduoti, aš negaliu išniekinti. Tai yra savigarbos tikros, tokios savivertės išugdymas labai svarbus. Dvasininkas, kurį dažniau sutiksi vilkinti karinę uniformą ginkluotose pajėgose, nei liturginius rūbus bažnyčioje, retas ir dažnai visuomenės nuostabą sukeliantis reiškinys. Su tuo kasdien susiduria Arnoldas Valkauskas, Lietuvos kariuomenės majoras, kunigas ir karo kapelionas, tarnystę tėvynės labui suderinęs su pašaukimu tarnauti Dievui ir žmonėms. Dabar nemadinga nekalbėti ne apie patriotizmą, ne apie tikėjimą kažkodėl, tai visi nedarytum, man toks vaizdas, bet stumia kažkaip gėdijasi ir tokį užima kritinę poziciją. Kritikuojančio žmogaus, viskas toks nihilizmas, neigimas, bet kartais man susidaro toks vaizdas, bet iš tikrųjų tai jeigu mes neteigiam savęs ir savo gyvenimo, ir savo vertybių, savo to, ko aš tikiu, tai tada ir nukenčiam labai stipriai. Labai skuba visi mes skubam dabar gyventi, visi absoliučiai aš tame tarpe, nes visi išjungiam kažkokį tai didelį tokį ratą tą judesį ir niekam neturim laiko, bet blogiausia, kad neturim laiko patys savo. Iš tikrųjų tai yra teisybė. Turim laiko ten verslui, bizniui, ten dar kažkam, tai pramogom. Bet savo, kaip žmonėm, net pamastys atsisės, kas aš esu, ką aš galvoju, mes, taip, iš tikrųjų, tokią analizę padarius, ar aš atsisėdau taip, kaip čia dabar ir galvoju, kas vyko šiandieną, kas su manim vyksta, ne? Tai labai retai, būtent tada žmogus, kai jį kažkokie sukrėtimai paliečia, tai taip tiesiog yra, gaila, kad taip yra, bet už tai tas tikėjimas labai paviršutinis, jis daugiau vartotojiškas. Žmogus nori Dievą pavartoti, kad jam kažkas sektų, jo paklausė, kas tau turi sekti, žmogus nežino. Laikmečio lyga. Tiesiog iš jos save pačiam reikia išplėšti iš to laiko, iš to skubėjimo gal tiksliau. Tiesiog valios sprendimų reikia. Sumažinti galbūt ten valandų prie televizoriaus, valandų prie interneto, valandų darbe sumažinti, atras laiko savo artimui, tada atsiras laiko ir Dievui iš tikrųjų. Nes pamatysi, kad tu tuščias. Mūsų šeima labai patriotiška buvo, aš jau nuo 2,5 metų pradedu atsiminti šį bei tą gyvenime ir aš labai anksti išmokau žegnotis. Tai vienas dalykas yra, labai anksti sužinau, kad Lietuva okupuota, senelė klausėsi šitų Amerikos radijo, Vatikano radijo, žodžiu, aš pradėjau tiesiog nuo mažo vaiko, tai buvo kasdienybė, man buvo toks mąstymas visą laiką, kad laukiam laiko, kada būsim laisvi ir kol tikėjimas taip pat bus laisvas. Gerai mokiaus mamos dėka, nes kailį davė, jeigu nesimokydavo, tai baigiau mokyklą ir tada galvojau, ką toliau veikti. Liktai norėjau mediku būti, chirurgu labai mane traukė, bet kažkaip dar ta tarybinė valdžia man kažkaip nepatiko, galvoju, šitiem tai netarnausiu. Ir paskui sekėsi neblogai rašinėti, tai mokytoja ragino stoti lietuvių kalbą, literatūrą, kritiką, kaip ir buvom sutarę, kad važiuosiu stoti. Paskutinį momentą aš nusimnumojau ranką, tas visus pasiruošimus ir nutariau, kad vis dėlto aš eisiu kariuomenę, atbūsiu, nes taip nepriimdavo į seminariją be kariuomenės. Ir išėjau tada į kariuomenę, po kariuomenės grįžau ir pavyko įstoti į seminariją. Baigęs Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją 1988 metais Arnoldas Valkauskas priėmė kunigo šventimus. Vėliau studijavo teologiją Romoje, popiežiškajame Grigaliaus universitete apsigynė teologijos mokslų daktaro disertaciją. Sugrįžęs į Lietuvą, jis ėmėsi kariškių dvasinio ugdymo, pradėjo dėstyti teologinės disciplinas universitete bei rūpintis Ruklos parapijos tikinčiųjų sielovada. Viltis ir supratimas to, ką darai, kad tai yra prasminga, kad žmogus atrastų save, išgyventų kaip asmenį, kaip vertingą asmenį, visi nepriklauso nuo lyties, nuo grožio, negrožio, amžiaus. Ir čia, sakyčiau, tame matau didžiausią prasmę. Ir tas tikrai reikia džiaugsmo, nes tu matai, kai žmonės keičiasi, ne? Supratimas, kad mano gyvenimas yra kelias pas Dievą, yra prasmingas ir tame kažką tai gali prisidėti tiesiog. Tai labai daug džiaugsmo suteikia.
Kas yra bažnyčia? Bažnyčia iš tikrųjų mes pripratome, lietuviai neturi tinkamą žodžio. Ne? Božnica, senas slaviškas žodis. Bažnyčia iš tikrųjų, jeigu taip išvertus į ekleziją, tai susirinkimas, susibūrė. Tai mes patys arba mes būnam bažnyčia, arba nebūnam. Tai labai paprasta, atėjai, neatėjai. Šiaip sekmadienis yra viešpatės prisikėlimų šventimas. Tai jeigu aš dabar, būdamas tikintysis, žinau, viešpatų prisikėlė ir aš neteinu tiesiog švęsti to pačios svarbiausio momento, tai aš tiesiog apvagiu pats save, tai čia žiūrėk kaip nori. Čia yra tas prasme, kad tu iškrenti iš savo dvasinio augimo. Dabar kalba kas ką nori, kalba kas kaip nori, reiškia, sako aš tikintis, bet iš tikrųjų tai nėra to savo žodžio saugojimo visiškai. O jeigu perkel dar kitas sritis, paimkim ten sąžiningumą, seksualinius visus dalykus, santykius šeimoje, tai pamatysim, kad iš tikrųjų pakankamai didelis chaosas ir to tokio pavyzdžio tikėjimo mes nelabai surandam. Ir paskui sakom, būk tu tikinis, bet tai ką reiškia būk tikinis, ar užsikabinkite tikėti tikinčių, ar iš tikrųjų tu būk tikinis. Nyksta tradicinis tikėjimas ir poreikis arba visai žmonės netikė, ir šis net nemasto iš tikrųjų, ne tai, kad netikė, nemasto toje temą, nes yra pramogų pakankamai daug dabar, iš tikrųjų labai daug, tai žaidimai kompiuteriniai, ypač ten paskui visokie vakarėliai. Arba jeigu kas ateina, tai pradeda ateiti iš tikrųjų, kurie nori tikrai veikiančio tikėjimo. Ir čia tada susiduria su tokia problema, kad vis dėlto dar mūsų bendruomenė, net ir kunigija taip pat dar neišgyvena to Dievo tikro artumo ir tikrai bijo kartais pasimels nuoširdžiau, kad giliau, iškėsim tokio užtarimo, išgydymo maldą, kad tai, kas šventam rašte parašyta, yra tikra. Bet atsiranda žmonių, kurie tikrai nori tos gelmės ir jų tikrai ir jaunų žmonių, ir kurie supranta, kad Dievas tikrai realiai veikia. Aišku, neretai stebuklų nori, kad čia ir dabar įvyktų. Jie kartais įvyksta, kartais neįvyksta, čia jau nepasakysi viešpačiai, kaip jam veikti. Jo labiau, kad dabar pašaipų nemažai iš tikinčiųjų, tai tikėti vėlgi kaip tarybiniais laikais panašiai. Taip, kad tikėti irgi reikia tam tikro angažuotumo, reikia drąsos. Reikia apsisprendimo, nes tikėjimas suponuoja ne tik tai, kad aš atėjau, bet kad kažkokia laikysena turi būti, ne visuomeniai. Gal kaip iš to lengvo budiškumo, ne tokia, kai ten 12, 13 metų, 14, kažkur nutolsti nuo tikėjimo, užsiimi kokiais tais, pasakykime, kabutėse, bet bachūriškais dalykais, tai parūkyti kažkur, tai dar kažką tai pasimušti, ir panašiai. Bet kažkaip širdį tai tas visą laiką ir paskui labai nesunkiai už tai sugrįžo tas tikėjimas. Jis tik, aišku, jis visą laiką grįžta. Visą laiką ta kova vyksta. Negali sakyti, kad aš čia tikiu ir čia su manim viskas gerai. Ne, paskui pamatai savo silpnumą, savo nedorybę, savo trapumą. Žodžiu, čia prasideda kelionė, sakyčiau, kaip ir gyvenimas kelionė, taip ir tikėjimas yra kelionė. Po vieno tokios bitkos, pavadinkime, ne aš užklievus auklėtais stalčius, tai skandalas kilo mokykloje, ten su kliejais užklievau. Ir tai po to kažkaip, kad ten namie nebūtų konflikto, aš išėjau po miestą pasitrinti, buvo taip šaltoka. Ir neturėjau kur dėtis, tai užėjau į Šančių bažnyčią, tiesiog pasišildyti iš esmės. Tuo metu mačiau, kunigas neturi ką veikti, aš sugalvojau išpažinties prieiti, nes visai taip spontaniški aktai visiškai. Ir kadangi jis nekreipė dėmesį į mano tas nuodėmes, tai per daug nemačiau, kad jis sureaguotų, neparodė jokių ženklų. Tai paskui staiga man išsprūdo, kad aš gal čia galėčiau mišiom tarnauti. Tai paskui sako, tėvą atsivesk, tai žodžiu. Tai namie, kaip pasakysiu, man visi laukia, gal kažkiek nubaust norėjau ten, apibart, bet sakau, tėvai, tu čia nekreip dėmesio į tos stalčius ir tos direktorius visus, bet nueik pas Šančių kleboną. Tai, buvo nuostaba didelė, bet tėvas vis dėlto, kadangi pats iš Šančių kilęs, jis pats nuėjęs, pasišnekėjo su klebonu, man priėmė mišiom tarnauti. Nemažiau svarbus bei reikšmingas ir kunigo Arnoldo darbas su būsimaisiais karininkais Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke bei divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje. Karo kapelionas rūpinasi būsimųjų šalies karininkų dvasiniu ugdymu, vyksta kartu į karinės misijas, būna greta jų džiaugsmo ir skausmo valandą. Šiaip tai labai sena institucija kapeliono, kiek kariuomenė egzistuoja, iš esmės ta prasme nuo seniausių laikų tiek buvo visą laiką kapelionai. Tai kapelionas kas yra, kad tu eini mirti, iš tikrųjų, to momento niekas nepabrėžia. Mūsų kariuomenė mažai pradžiai kariauja, bet iš tikrųjų tai susidūrimas vėl su to mirties faktu, jis iš esmės kariuomenės pašaukimas. Kodėl kapelionai ir atsirado, jeigu taip galėtume interpretuoti, nes tūkstančiai mirdavo, iš tikrųjų tai žmonės ir žūsta. Tai niekas nenori žūti. Taip atrodo, ir tu tiesiog krikščionį turi palydėti, kad jis išeitų krikščioniškai šito pasaulio. Kariuomenė yra vien tik žmonės, tai yra ant technika, tai čia gali duoti vienokį ar kitokį ir labai greitai viskas priklauso nuo finansų. Bet tarpu santykiai tarp žmonių yra labai sudėtingi.
Ir štai pagrindinis uždavinys yra spręsti visus tos konfliktinius momentus, situacijas, spręsti taip, kad praktiškai niekas nenukentėtų, bet kiek įmanoma keistusi. Tai kaip tai sekasi, jau ne taip paprasta. Ordinariatas yra karinė vyskupija, tai priklauso kariai ir jų šeimų nariai, katalikai, kurie nori, kreipiasi įvairiais, tiesiog kaip ir parapijai klausimais, tai yra ir krikštynos, vestuvės, laidotuvės, pirma vaikų komunija, visi tie, sakysim, sakramentiniai dalykai, kurie privalomi katalikui, namų lankymas, šventinimas, šeimų lankymas. Paskui jau platesniam kontekste dvasinis toks ugdymas viso kolektyvo. O čia jau tada gali bendrauti ir su visais, ir su tikinčiais, ir netikinčiais, nes kapelionas yra žmogus, kurio turėtų būti galima pasitikėti, sakysim, ir individualiais klausimais, intimiais klausimais, įvairiais. Šitas rytis tokia neišsemiam be ribų, nes tikrai problemų labai daug. Taip pat tarptautinės misijos važiavimas, ten Afganistaną ir šiuo metu besibaigiantis jau Afganistanas, bet buvo ilgą laiką. Kosovas susidūrimas žmogaus su kritiniam situacijom, kad jam žmogus būtų kiek įmanom pasiruošęs. Tvirtas kunigo tikėjimas ir atsidavimas darbui neliko nepastebėti ir bažnyčios hierarchų. Pastarieji karo kapelionui patikėjo dar vieną ypatingos dvasinės stiprybės reikalaujančią misiją – vykdyti egzorcizmo apeigas. Šiandien kunigas Arnoldas yra vienas iš vos keleto šalies dvasininkų įpareigotų padėti piktosios dvasios apsėstiems. Aišku, šiaip tai egzorcistas turėtų būti tyloje ir jis turėtų būti žinomas pagal seną tradiciją tik tai vyskupui ir kunigam, kadangi pas jį atsiunčia žmonės po ištyrimo. Ne dabar susimano, ragelį pakėlė, man atrodo, kad aš esu apsėstas, tai aš čia atvažiuosiu ir čia mane padarykit laimingą. Tikrai taip vyksta, tų skambučių sulaukiu, bet tokių kartais, savo prarandai kantrybę, net realiai sakau. Kaip tabletę nori, suvalgiau tabletę, kažkas už mane pasimeldė ir aš čia laimingai gyvensiu. Ne, taip nebus. Iš tikrųjų, kas vyksta, jeigu taip teologiškai žiūrėt. Velnias prieštarauja Dievui, žmogus Dievo atvaizdas ir panašumas. Reiškia, žmogų naikindamas iš tikrųjų kovoja prieš Dievą. Akla neapykanta, visiškai jokios logikos, jokios nėra racijos, ta prasme. Nėra jokio nuoseklumo, kad dėl ko, kas, kaip, ar ten, nėra jokių stabdžių. Iš tikrųjų, tai yra labai susiduriu su visiškai akla neapykanta, kurios tikslas vienas, tave sunaikinti. Ir tokie pojūčiai taip pat ir buvo. Ir tas ir vyksta iš tikrųjų. Apsėdimų tai tikrai labai daug. Bent tokių, nebūtinai apsėdimų, reiškia, yra kaip gundymas, varginimas, apsėdimas, ir visiškas užvaldymas. Gal visiškų užvaldymų nėra tiek daug, bet tų varginimų tai tikrai sočiai. Pasirinkimas vertybinis, tai koks, nulinis. Bilia ką daro, bet kaip gyvena, nežino nei kam gyvena, nei kaip gyvena, nei paskui stebėsi, kad kažkas tai gaunasi keisto. Tai neturi krypties, tai neturi. Aš nemanau net, kad tie režisieriai ar ten aktoriai ar tie kūrėjai net įsivaizduoja, kad jie susiduria su tikrais dalykais. Gal net ne, gal dalis, bet kiti galvoja, kad čia kažkoks šou žaidimas ir iš to daro šou. Tai va, ir padaro iš tikrųjų labai didelį blogą darbą, nes kažkiek propaguoja piktą dvasią vietoj to, kad žmogų pateiktų tai, kas jau esmės čia atitinka, apie Dievą kalbėtų, apie prasmę kalbėtų. Tai va. Neaišku, kam patys dainininkai tarnauja, sakysim, Lady Gaga, Marilyn Mansonas panašus, ne tik jie, Osbornas ten buvo. Bet yra ne taip žymių, kurie iš tikrųjų ar mados vedami, ar ne mados, susijęs būtent su šėtono garbinimu. Kiekvienas turi savo dovaną, kiekvienas žmogus. Kiekvienas savaip gražus, savaip turtingas ir kiekvienas savaip skurdus, iš tikrųjų, nes tu esi ribotas. Kiekvienas labai savo trūkumų turim, tai ką mes aišku, galim šiek tiek pamaskuoti tos trūkumus, bet jų per daug nepaslėpsi, kovoti su jais, ir išryškinti tas dalis, kurios svarbios yra, o dvasininkai, kas yra svarbi labai, vienas dalykas tikėjimas, malda ir tėvystė. O to tėvystė netaip lengvai, nei šeimos tėvui, nei jo labiau kunigui nėra paprasta, tėvystė, kad tai rūpestis nebūtų toks apsimestinis, bet kad tau pamatytum žmogų, o pamatyti žmogų, tai tikrai, aš sakau, viso gyvenimo uždavinys, kad čia yra žmogus, kad jis yra Dievo, kad jis yra svarbus. Išduoti savo pirmagimystę, tai reiškia atsižadėti to, ką tau Dievas davė. Savo žemę, tai dabar, kodėl mes kalbam lietuviškai,
Nesusigalvojame mes čia gimti. Už tai, kad tai yra labai svarbus dalykai, ne? Aš nepasirinksiu tėvo, nepasirinksiu mamos, nepasirinksiu savo tėvynės ir savo kalbos, aš nepasirinksiu. Aš galiu pasirinkti išvažiuoti, aišku. Tačiau net mąstymo procesas taigi vyksta gimtąją kalbą. Ir kaip nuskursta tie žmonės paskui, kai pradeda mąstyti kitą kalbą. Dievas davė konkrečią vietą ir konkrečią labai situaciją kaip atsakomybę, jeigu taip žiūrėti iš teologijos taško, tai man šitą žemę davė kaip atsakomybę. Šitą. Kaip mano atsakomybė, nes šeima taip pat yra atsakomybė. Aš pats atsakomybė už save, aš prisimu atsakomybę už savo žmoną, kas turi, ne, už savo vaikus, už savo, jeigu ten, už savo pareigas. Ir be atsakomybės nėra gyvenimo. Ir jeigu vėl žiūrėti net ir filosofinį, prie to paties grįžti prie Heideggerio, ne. Būti atsakingu, tai reiškia būti žmogum. Kas mums draudžia būti pilietiškais. Aišku, vienas atsistos ir nebūsiu, sakys, koks tai kvailys, ne, čia. Ir sakys, dabar čia durnus patarimus kvailus duodi, čia būkit pilietiški. Bet jeigu taip teoriškai kalbėti, tai aišku, tai, ar ne teoriškai, tiesiog įvertintant situaciją, tai taip. Štai, kad mes nesam pilietiški visuomenė, mes nesam visuomenė, kur rūpestis, ne pirmoje vietoje, rūpestis vienas kitų, jis neegzistuoja. Ir, sakysim, darbdaviai nesirūpina savo žmonėm, būkim 100% teisingi. Darbininkai irgi, žinai, bando apvaginėti savo darbdavius ir visi bando apvaginėti valstybę. Tokia situacija esam. Tai kas dabar, kaip čia išspręs šitą situaciją? Aš gal čia sakysiu, o čia nusišnekiu, čia kaltini kažką. Bet tai, žiūrėkit, kur tik tai kokie remontai, visi tie vadinami atkatai, visur pasiskarbė, net ko gero ir į bažnyčią. Ne? Jis pradėtys be išeities, ne? Ne, manyčiau, vis tiek ateis laikas, kad kažkas turi prasibūsti tautoje, ne? Vienas, antras, trečias ir vis dėlto dvasia, štai Dievo dvasia galingesnė už šitą žniekšybės, tas visas apraiškas. Aš taip galvoju. Aš manau, kad kai žmonės pradės jaust, kad negalima taip gyventi, taip tuščiai gyventi, ne? O jūsų amžiaus žmonės. Gal ir vyresni atsivertimas į mamos bet kokiam amžiui. Kai tu pamatai, kad nu ir ką, sukrovai ten tų milijonų, nu pasistatai namą. Važinėjai su prabangia mašina, nu ir ką, o toliau. Tuštuma visiškai. Bet aš manau vis tiek, kad tas prabūnės turi ateiti. Ir ateis ir jisai iš apačios turi ateiti, nes nieks komandinių būdų neduos. Ir komandinių būdų neveikia. Aišku, galima diktatūrą įvedus, galbūt kaip Baltarusija, Lukašenka ten darykit taip. Čia apie tai Erikas Fromas rašė, reiškia. Rezultatai būtų gal ir panašus. Įvedė diktatūrą, privertė visus elgtis padoriai. Griežčiausiam bausmėm rezultatas gal būtų neblogas, bet žmogus tai širdį nepasikeis, o čia reikia pasikeistų žmogus. Kaip su laiku, čia lenktynė su laiku, ne? Vertybės neretai peršamas mums visiškai priešingos negu tos, kur ugdo žmogų. Ir ta pati mass-media bruka tokias vertybės, kad baisu žiūrėti. Tai kad tiesiog nužmoginti žmogų. Čia amžina tema, iš tikrųjų yra filosofinė tema, ar kas pralenks tie šviesuoliai, kurie gimsta, ar masė, kurį nori vartoti. Ir atsakymas, mes kiekvienas atsakymą savimi turim duoti. Iš tikrųjų, nėra kito varianto.